Vokietijos žiniasklaida Rusija Kaliningrado srityje Lietuvos pašonėj dislokavo tokias artimojo nuotolio raketas Iskander M. Kaip matyti iš palydovų darytų nuotraukų, per pastaruosius metus rytų medžiaginiai netoli Lietuvos vakarinės sienos išrikiavo dviženklį skaičių mobilių raketinių kompleksų. Iskander gali būti naudojamos su įprastinėmis arba branduolinėmis kovinėmis galvutėmis. Jos gali sunaikinti objektus 500 km spinduliu, taigi nuo dabartinės vietos jos nuskristų į bet kurį Lietuvos tašką. Raketos yra pakankamai modernios, jos skrieja beveik 4 kartus greičiau už garso greitį, jos skrieja labai įmantriomis trajektorijomis, gali pakilti labai aukštai, gali skristi pažemiui ir dėja šiuo metu Baltijos šalis savo arsenaluose neturi jokio priešnuodžio apsiginti nuo tokios ginkluotės. Kitaip tariant, mes galime pasakyti, kad Rusija dislokavo Kaliningrado srityje tikrai puolamąjį ginklą, puolamosios kategorijos ginklą, jokių būdų ne gynybinį, tos raketos neturi gynybinės paskirties, jos pirmiausia yra puolamosios paskirties. Kaliningrade jau yra dislokuotos raketų sistemos S-400. Rusija anksčiau teigė, kad ji Kaliningrade ties sieną su Lenkija ir Lietuva dislokuos Iskander tipo raketas, jeigu NATO toliau kurs raketinį skydą rytų Europoje. Dar 2010-aisiais pirmoji Jungtinių valstijų raketų Patriot baterija atvežta į Lenkiją 60 km nuo Kaliningrado sienos. Priešraketinis skydas neseniai pradėtas konstruoti ir Rumunijoje. Rusija pareiškė, kad konkretus Iskander divizionų dislokavimo rajonai vakarų karinėje apygardoje neprieštarauja jokiems tarptautiniams susitarimams ir sutartims. Naujas militarizavimo lygmuo, nauja modernizacija karaliaučiui prie Baltijos valstybių sienų ir NATO sienų kelia papildomą nerimą ir dėmesį ir todėl mes stebim tą situaciją, mes tarėmės su partneriais, tiek regiono partneriais, tiek NATO apskritai, kaip reaguoti ir kaip apsiginti, jeigu hipotetiškai būtų kokios nors galimi incidentai. Nei krašto apsaugos ministras, nei premjeras patvirtinti